Sveikas merginas, su jumis yra mano jau kažkelintasis vaboksas, tikriausiai koks galbūt 6 ar 7. Šiandieną mane prikėlė paštininkas ir jį atnešė. Jisai buvo truputėlį kitaip supakuotas, bet dėl bandymo staupyti laiko video aš jį išpakavau. Vidus yra nežiūrėtas, tai pamatysit ir pirmąją mano reakciją. Ir nieko nelaukiu ir bandau daryti dėžutę. Prieš tai dar norėčiau pasakyti, kad keitėmės su nare Agniuse. Mūsų sutarta suma buvo 100 litų. Taip, turinys atrodo štai šitaip. Taip jums matosi, pas jis ten žalia, pas mane labiau mėlyna. Mažas laiškelis. Labai mielas ir labai teisingas. Tad ką, bandam pakuoti pirmasis daiktus. Geras, aš ištrauksiu šitą visą dėžutę. Tad bandau pastatyti ir bandysiu kitaip pakuoti. Šį kartą žirklės yra mano draugės. Taip. Dėžutės viduje pilna gėrybių, kurios jau krenta. Tai ir bandau rodyti jums viską. Taip, pirmiausia ištraukiau šitą mažą saldainį. Bandau jį greitai atidaryti. Viskas gražiai supakuota. Taip, gavau Burža firmos skaistalus. Pažiūrėsim tą spalvą. Ruda spalva. Tokia, kokia jums ir matosi, tokia jį yra ir pas mane. Smagu, nes skaistalų prašiau. Nes skaistalų prašau, labiau bronzato, bet šitie skaistalai tokios spalvos kaip bronzatas, tai nematau nieko blogo tame. Taip, toliau, štai toks mažas saldainiukas. Truputėlį gaila pakuoti, nes viskas labai gražiai pakuota panelės. Gavau migdolų, nagų ir odelių aliejuką body shopinį. Aš šios merginas jo prašiau. Vau, jis atrodo labai įspūdingai, nes niekada anksčiau tokio daikto nesu mačius, tiesą pasakius. Neįsivaizduoju nelabai ir kaip naudotis, bet šitas daiktas tikrai mane džiugina, jisai toks, sakyčiau, ganėtinai fainas ir labai jau toksai mandras, sakau, man ir labai skaniai kvepia. Man truputėlį kaip blandiniai, tai yra nelabai suprantama, kaip jo naudotis. Bet vis tiek aš to daiktų žiauriai džiaugiuosi, nes tikiuosi, kad Agniusa man padės išsiaiškinti jo naudojimą. Ačiū. Šiek tiek nustebau ir labai apsidžiaugau gavus tokį fainą daiktą. Tai va, toliau pasirinkimas 2 dideli daiktai. Bandysiu pirmiausia patį didžiausią tikriausiai, nors nematau, kas ten dar viduje. Aš čia jau įtariu, kas gali būti. Tikriausiai ir nesuklysiu, nes daiktas gan nesunkus. Taip, aš atspėjau. Šitos merginas prašiau kosmetinę, nes turiu savo odinukę jau labai senai. Ir ta mano kosmetinė jau tokia gerokai pagyvenusi. Tai šį kartą gavau štai šitokią. Gan ekonomiška ir telpa kosmetinė. Bandysim pažiūrėti, kaip atrodo vidus. Tikiuosi skiriukų nėra. Nėra super. Štai kaip atrodo mano kosmetinė. Naujoji, labai tarp kitko tokia labai jaučiasi gerai besivalanti, nes kosmetinės vidus tikriausiai ne man vienai dažnai išsiterliuoja. Labai fainas daiktas, labai ačiū. Ir graži, ir miela. Super. Ačiū, Agniusa.
Taip, žiūrim toliau, ką turim. Turint omeny, kad ta suma tik 100 litų, tai aš jau visai džiaugiuosi. Ir čia kažkas labai sunkaus. O Jezu, ten kiek daiktų. Vau. Čia kažkas labai sunkaus. Geras. Vau. Taip. Aš vis dar negaliu atsisakyti priemonių plaukams. Tai šiai merginai sakiau, kad norėčiau gauti kokį nors natūralų šampūną. Kadangi labai patiko Marijos siūstas uoga šampūnas, aš jai minėjau šitą firmą. Ir mergina šiaip, Agnė dabar neprašovė, dėl to, kad gavau organinį šampūną. Bandau žiūrėti dar šampūnas normaliems plaukams. Ekologiškas, netgi sertifikuotas, be muilo. Su ekologiška alijošiumi ir inulinu. Be genetiškai modifikuotų organizmų, be parabenų, vau, super. 98% sudedamųjų dalių yra natūralios kilmės. Ačiū, Agniause. Aš labai džiaugiuosi. Taip, dar vienas daiktas. Čia jau irgi įsivaizduoju, kas yra. Gal nekirpsiu, nes bijau sukarpyti. Taip, tai yra plaukų gumutė. Štai šitokia. Su dideliu deimantuku, kaip man ir patinka. Ačiū, tu pataikiai. Kažkaip tau labai lengvai sekėsi man išaiškinti, kokios plaukų gumutės man patinka. Sekantis daiktas yra štai šitoks. Čia jau irgi įsivaizduoju, kas yra. Tikriausiai nesuklysiu, bet jums nesakysiu, kol išpakuosiu. Taip, pataikiai. Taip, aš gavau 2 nagų dildes. Štai tokias. Šitokią jau esu gavusi iš narės Marijai. Taip. Šitą dildę galiu pasakyti yra tinkama ir man patiko. O su šita nežinau, nes yra labai švelni. O man labiau patinka tos širkštesnės ir man jos naudingesnės dėl to, kad turiu gelinius nagus. Šita yra poliravimo. Na, bet kuriuo atveju aš ją sunaudosiu, tik tiek, kad labiau tikėjausi gauti širkštą dildę. Ačiū. Taip, ten dar vis yra daiktų, dar 2 daiktai. Tai traukiu pirmai šitą. Vėlgi bandau įsivaizduoti, kas ten yra. Gali būti, kad klysiu, nes forma tokia įdomi. Vau. Truputėlį apšalau, nes gavau tokį daiktą, apie kurį visai svajojau ir taip pačiai nariai sakiau, kad norėčiau gauti. Šitas daiktas yra plaukų šilkas. Žiauriai geras daiktas. Plaukus atstatanti priemonė su natūraliu šilku, kviečiu ir sojos baltymais ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, šiaip esu labai daug skaičiusi, kad šitas daiktas yra auksinis, dėl to aš merginos jo paprašiau ir jį gavau. Tu labai pataikai ir jo labai džiaugiuosi, ačiū. Ir šiame buteliuke yra atkuriamoji priemonė visų tipų plaukams su perlų kompleksu. Taip, taipogi superinis daiktas, aš juo labai džiaugiuosi. Šiaip abiem daiktais labai džiaugiuosi, nes aš jau buvau ir pamiršusi, kad tavęs jau prašiau ir tu mane šiek tiek nustebinai. Ačiū. Ir paskutinis daiktas dėžutėje. Toks gan nedidukas ir jau įsivaizduoju vėlgi, kas čia. Taip pat labai gražiai supakuotas.
Taip. Merginas, kadangi kiekvienos merginos aš visada prašau šešėlių, tai nors jau sakyti ir nebėra ką, būtų gerai, kad būtumėt pažiūrėjusios mano ankstesnis video, ką aš gavau, nes aš lygiai tokią pačią šešėlių paletę sugavau, šešėlių trio, jeigu neblogai pamenu, tai netgi iš paskutinėjame video jis yra, nes gavau nuo narės merginas. Taip. Tai va, spalvos yra lygiai tokios pat, nors spalvos čia šiaip yra gražios, aš jas tikrai sunaudosiu, tik gal būtų buvę geriau, jeigu būčiau gavus truputėlį kitokias spalvas, bet kuriuo atveju šitos spalvos man patinka, aš jas naudoju toje paletėje, kurią turiu, tai ir šią tikrai sunaudosiu. Ačiū. Tai va, svaboksas mano jau tuščias. Taip, dabar bandysiu jums parodyti viską iš arčiau, ką gavau sumoje. Tai va, štai atrodo mano naujoji kosmetinė. Labai gražiai, iš tikrųjų, labai gražiai blizga ir dar labai didelis privalumas, kad kosmetinės vidus yra toks gan slidus ir gerai valomas. Toliau plaukų gumutė, tokia kokia man patinka su dimančiukais, dideliais dimančiukais. Tuomet plaukų priemonės, tai yra plaukų šilkas ir plaukus atstatanti priemonė. Šiaip šitą firmą, nežinau net kaip tarti, bet esu netgi skaičius ir girdėjus, kad taipogi tokia iš geresnių, jau nebe turgus arba Eurakos pirkta. Toliau gavau skaistalus Bourjois firmos. Šiaip čia yra tokia gan ruda spalva, tai aš manau, jos naudosiu labiau kaip bronzatą. Tai va, labai patinka man šitos firmos teptukai. Žiauriai fainas. Tai va. Taip, toliau gavau 2 nagų dildas. Štai šitokias. Dar viena priemonė nagams, kurią labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, tai nelabai moku jie ir naudotis. Iš tikrųjų, nes esu truputėlį atsilikusi šiame klausime. Ir aš įsivaizduoju, kad naguolė jau kai turėtų būti tokiuose buteliukuose kaip lakas, su tokia pat teptuku kaip lako. Ir tada ten pabazoji ir viskas. O čia gavau šiek tiek mandresnį iš Body Shopo su migdolais. Tai va, labai jo džiaugiuosi, ačiū. Toliau gavau beveik patį didžiausią daiktą dėžutėje, tai yra organinis šampūnas be muilo ir parabeno. Jo labai džiaugiuosi, nes merginos jo prašiau. Ir dar vienas daiktas, ką gavau, tai yra šešėlių trio. Spalvos gražios. Taip gal geriau jums spalvos matosi. Šiaip labiausiai man patikusi spalva šita ir šita. Šita jums atrodo tokia labiau persikinė, nors ji natūraliai nėra tokia persikinė. Dabar gal geriau matosi, tokia labiau oranžinė. Tai va, štai toks mano svaboksas. Ačiū Agniusiai ir ačiū, kad žiūrėjot. Čiau!